O Vilniuje mes turim privilegiją, Vilniečiai pagaliau kantriai išlaukiam, neužtruko nei 50 metų. Kiek ten Abraomai, 20, žodžiu, bet mes sulaukėm Saulių gyvai, nebe per ekraną, kuris pasidalins, kad Dievas šiai įdėjęs į širdį. Ir pamokslų serija Pašaukti Kristui. Ačiū. Labas rytas. Šis pamokslo ciklas, per kurį einam, Misijo Dei, apie Dievo misiją, kad mes esam pasiųsti. Žinot, priežastis, kodėl mes apie tai kalbam, yra gilus įsitikinimas, kad mes kaip tikinti žmonės nestatom savo tapatybės ant pasiekimų. Kad tai, kad tu uždirbai, neapibūdina, kas tu esi. Mes nestatom savo tapatybės, kurdami kažkaip savęs tokio įvaizdžio, patys nuspręsdami, kas mes būsim, bet ateinam pas Dievą ir klausiam jo: Dieve, kam tu sukūrei mane būti, arba kuo aš turėčiau tapti. Ir esam įsitikinę, kad tas, kuris davė gyvybę kiekvienam regimam dalykui, kuris juda, kruta ir kvėpuoja, sukūrė ir mus, kad galėtų būti tame meilės santykyje ir kad mes galėtum su juo bendradarbiauti. Mes esam bendrakūrėjai su Dievu ir kiekvienas turim misiją, turim pašaukimą, turim kažkokią užduotį, kurią galim atlikti. Ar tu tuo tiki? Ar kada mąstei, kad yra kažkas paskirta tau atlikti? Kažkoks tai veiksmas, kurį Dievas nori per tave nuveikti, kažką gero padaryti. Raštas sako, kad kai kuriuos gerus darbus jis yra suplanavęs net prieš pasaulio sukūrimą. Visai puikia mintis, ar ne? Įsivaizduok, kad Dievas apie tave mąstė ir kažką ypatingo tau yra numatęs. Tai daug daugiau nei ką šiandien mūsų toks vakarietiškas naratyvas mums peršamas siūlo susikurti save, susigalvoti savo svajonę, bandyti kažkaip pasiekti, ko tu nori. Jis žada laisvę, bet atneša dažnai beprasmybės ir tuštumos jausmą. O su Dievu atvirkščiai. Su Dievu mes kažkaip kitaip ateinam pas jį, atrodo esam gal suvaržyti, sakom: Dieve, kuo turėčiau būti? Ir visgi prarasdami save mes iš tikrųjų atrandam tai, kas mes esam sukurti būti. Ir taip norisi dalintis šitą ramybę, kad kiekvienas iš mūsų rastumėm tą ramybę tam pašaukime, kurią Dievas turi tau. Kad tu galėtum sėdėti ir ilsėtis. Ir mes žvelgiam į skirtingų žmonių pašaukimus, kad pasimokytume iš jų. Ir šiandien pažiūrėsim į Jeremijo gyvenimo pašaukimą ir Jeremijo pirmąjį skyrių ir antrąjį skyrių. Ir žinot, kas yra svarbu tai misijai? Yra žinutė, kurią neša skelbėjas, tai yra turinys, yra pats skelbėjas ir būdas, kaip jisai atneša tą žinutę. Tai tavo ir mano gyvenime labai svarbu, kas mes esam. Šiandien jūs klausotės manęs ir jūs vertinat mane kaip žmogų, tiesa? Jeigu nepasitikėtumėt, tai čia nesėdėtumėt turbūt, bet jūs klausotės, jūs sakote, kas tas žmogus yra, kuo jisai tiki. Vienas dalykas, ar tai, kai jis kalba, yra tikra ir nuoširdu, ar jis tuo pats tiki. Vienas dalykas, kitas, ką jisai sako, yra labai svarbu. Ir kaip jis atneša tai. Tai mes šiandien norim tiesiog su jumis pažvelgti Jeremijo pašaukimą, kaip Dievas jį pašaukė, ir paskui žinutė, kurią jisai nešė, ir aš galvoju, kad ta žinutė yra ir mūsų visų, kaip tikinčių žmonių pašaukimas ateiti į šį pasaulį. Ir tai, ką mes čia skaitom prieš 2,5 tūkstančio metų užrašyta, ir seniau tiksliau užrašyta, yra labai aktualu ir šiandien. Taigi, gerą gabalą paskaitysiu Jeremijo 1 skyriaus ir 2 skyriaus. Tokia pradžia, Jeremijo 1:4 eilutės. Man atėjo Viešpaties žodis, dar prieš sukurdamas įsčiose,
tave aš pažinau, dar prieš gimimą tave aš pašventinau, pranašų tautoms tave aš paskyriau. Ai, Viešpatie Dieve, sudėjavau. Štai aš nemoku kalbėti, esu tik vaikas. Bet Viešpats man atsakė, nesakyk, esu tik vaikas. Kur tik tave siūsiu, tu eisi. Ką tik tau liepsiu, kalbėsi. Nebijok nieko, nes aš esu su tavimi ir tave apsaugosiu. Viešpatie žodis. Tuomet Viešpats ištiesė savo ranką ir palytėjo mano lūpas tardamas, štai aš dedu savo žodžius į tavo lūpas. Įsidėmėk, šią dieną tave paskiriu tautų ir karalysčių prievaizdų, kad išrautum ir nugriautum, sunaikintum ir nuverstum, atstatytum ir atsodintum. Trumpai čia sustojam, labai panašu kaip su Mozės istorija, ar ne? Jeremijas sako, aš nesu subrendęs, mane niekins dėl mano jaunystės, aš negaliu eiti ir Dievas duoda tą patį atsakymą, sakydamas jam, nežiūrėk į save, čia ne apie tave. Mano misija yra mano misija. Tu esi bendradarbis, bet aš būsiu su tavimi. Ir duoda jam labai aišku nurodymą, kad jo gyvenime bus labai daug grasinimų, jis susidurs su pasipriešinimu ir sako, tu nebijok. Reiškia, misijai, kurią siunčia, bus be galo sunki, jam teks bijoti ir tada jis turės drąsinti save nebijoti, nes Dievas yra su juo. Tai šitokioj situacijai žmogui atsidurti yra sveika. Ir jeigu yra tau buvę taip, kada tu atsiduri ir nežinai, kaip susitvarkyti su savo gyvenimu, ten turbūt paslėptos bus pačios geriausios tavo gyvenimo pamokos. Ir nuo jų nereikia bėgti. Jeigu atsidursi tokioj bejėgiškumo kažkokioj erdvėj, tai ten įvyks turbūt patys stipriausi dalykai. Ten bus vieta Dievui veikti. Ir silpnume Dievas gali būti stiprus, silpnume gali pažinti Dievą, kaip jo nepažintum kažkur aukštumose. Antras skyrius, dabar jau žodis ateina Jeremijui ir jisai kalba savo tautai, kuri gręžiasi nuo jo. Man atėjo Viešpatie žodis. Eik ir paskelbk Jeruzalei taip, kad ji išgirstų. Tai Viešpats pasakė, aš atsimenu ištikimą tavo jaunystės meilę, kaip tu mylėjai mane, būdama sužadėtinė, sekdama paskui mane per dykumą, nesėjimą žemę. Šventa Viešpaties nuosavybė buvo Izraelis, jo pjūties pirmasis derlius. Ryjantieji jį užsitraukia kaltę, nelaimė jos ištinka, tai Viešpaties žodis. Klausykitės Viešpaties žodžio Jokūbo namai, jūs visos Izraelio namų giminės, Viešpats taip kalba. Kokią mano ydą surado jūsų tėvai, kad jie atsitraukė nuo manęs taip toli, eidami paskui beverčius stabus, pasidarė beverčiai jie patys. Prašoksim truputėlį, nes ilgas skyrius, 20 eilutė. Tu jau seniai sulaužiai savo jungą ir sutraukiai savo pančius tardama, netarnausiu. Ant kiekvienos aukštos kalvos po bet kokiu kupliu medžiu tu kaip kekšė tysojai. Ogi aš buvau tave pasodinęs į trinktinį vynmedį tikrai taurios rūšies. Kaip tu galėjai man pavirsti bjauriu laukiniu vynmedžiu? Nors tu ir šarmų šveistumeisi ir muilo nešikštėtum. Tavo kalties dėmė dar vis mano akyse. Tai Viešpaties Dievo žodis. Kaipgi gali sakyti, aš nesu suteršta, paskui Baalus nelakščiau. Pažvelk į savo elgesį slėnyje, suprask, ką padarei. Tu ūmi, jauna kupranugarė, lakstanti šuoliais be tikslo, laukinė asilė junkus į dykumą, uostydama vėją savo įkarštyje, pagauta geismu. Kas gali ją sulaikyti? Visi, kas jos geidžia, be vargo ją suras, kai vaikymosi metas jai užeis. Tausok savo kojas, jos ko nebasos, o savo gerklę gelbėk nuo troškulio. Bet tu sakai, ne,
Ne, nesitikėk. Aš myliu svetimus dievus ir paskui juos seksiu. Kaip sučiuptas vagis susigėsta, tai bus sugėdinti Izraelio žmonės. Jie patys, jų karaliai ir didžiūnai, kunigai ir pranašai. Tie, kurie sako medžio gabalui, tu mano tėvas, ir akmeniui, mane tu pagimdei. Nugarą man atgręžė, bet ne veidą. Tačiau bėdos ištikti jie šaukia, ateik ir gelbėk mus. Kurgi nūn tavo dievai, kurių savo prisidirbai, tegu ateina jie, ar išgelbės jie tave, kai patekai į bėdą. Juk kiek tavo miestų, tiek tavo dievų judai, kiek gatvių Jeruzalėje, tiek aukurų pastatėte Balui. Kaip galite dar drįsti maldauti manęs? Jūs visi kėlėte maištą prieš mane, sako viešpats. Veltui plakiau jūsų vaikus, mokami jie nesileido. Jūsų pačių kalavijas surijo jūsų pranašus lyg plėšrus liūtas. Jūs šį kartą imkite į širdį viešpatie žodį. Argi Izraeliui aš tarsi dykuma buvau, lyg tamsybių šalis? Kodėl manoji tauta sako, esame laisvi, daugiau pas tave neateisim? Ar gali pamiršti mergaitę savo puošmenas ir nuotaką savo kaspinus? Tačiau manoji tauta mane pamiršo jau kada. Kaip lengvai tu kelią surandi, kai ieškai meilužių. Savo nedorumu mokėjais tu savojo elgesio net pačias nedoriausias moteris. Net tavųjų drabužių kraštai apskretę krauju nekaltų varguolių. Nevagys jie pagauti įsilaužinto, vis dėlto sakai, aš esu nekalta. Jo pyktis tikrai manęs nepalėtė. Štai teisiu aš tave dėl to, ką sakėjai, nenusidėjau. Ko tai beginėjai, kai taliodama savo kelius? Tu būsi ir Egipto apvilta, kai turėjai apsivilti Asiriją. Iš ten išeisi susėmus rankomis galvą, nes viešpats atmetė tuos, kuriais tu pasitiki. Gero iš jų nesulauksi. Tai yra Dievo žodis. Įkvepintis. Pritarėt? Pranašas Jeremijas, kai tokius žodžius pasakė, jūs galite įsivaizduoti reakcijas. Kunigai, karaliai ar kunigaikščiai sėdi ir klausos tokių žodžių ir yra barami dėl to, kad jie nusisuko nuo Dievo. Jeruzalės laukia visiškas niokojimas, išnaikinimas, žodžiu karas prie slenksčio, priešas alsuoja jiems į kaklą ir bėdos labai arti. Ir šita kalba, aš galvoju apie šitą skyrių, už tų žodžių girdžiu didžiulę Dievo meilę. Tai čia tokia žinutė mums kaip geros žinios nešėjams, bet ir žinutė visiems, kuriems galim nunešti gerąją naujieną. Antros skyriaus pradžioje Dievas pradeda tą kalbą, lygindamas savo santykį su savo tauta kaip su tuoktiniu. Sako pačioj pradžioj, žiūrėkit antroje eilutėje, Jeremijo 2:2. Jisai sako, tai viešpats pasakė, aš atsimenu ištikimą tavo jaunystės meilę, kaip tu mane mylėjai, būdama sužadėtinė. Jisai piešia tą tokį labai intimų, artimą santykį. Kažkada buvo laikas, tu mane mylėjai, aš tave išvedžiau, aš padariau tave nuostabių vynmedžių, nelaukinių vynmedžių, aš aprūpinau tave. Ir Dievas prisimena, atrodo, tas akimirkas, kai žmonės buvo jį įsimylėję, jis juos išgelbėjo, padarė jiems gerą ir jie tokie, Dieve, aš tave myliu, tu geras, tu išvedai iš vergystės mus, tu davei mums žemę, mes galim mėgauti, širdis mūsų atsidavusi tau.
Bet paskui viskas pasisuka ir Dievas sako, jūsų elgesys dabar yra baisus. Ir kartais žmonės taip į Bibliją žiūri, čia šventraštis. Ir kartais mes net nenorim gal taip pažvelgti tos įvaizdžius, bet toliau yra šokiruojantis įvaizdžiai. Nežinau, ar pastebėjai, 20 eilutėje sako, tu jau seniai sulaužiai savo jungą, sutraukiai savo pančius, tardama netarnausiu. Ta prasme, jie sako, Dieve, tu mūsų rakinai, tu kažkaip nori, kad mes gyventumėm, kažkokiu būdu elgtumėmės. Bet žiūrėkit, ką Dievas toliau sako jiems. Ant kiekvienos aukštos kalvos, po bet kokiu kupliu medžiu, tu kaip kekšė tysojai. Koks ryškus toks seksualinis tas vaizdinys. Hebrajų kalboje jisai sako, po kiekvienu medžiu arba ant kiekvienos kalvos tai yra vieta, kur yra garbinami dievai. Dievo tauta nusigrėžia sekti kitais dievais, kurie duoda pažadus, laimėti karą, aprūpinti finansiškai, suteikti kažkokią sėkmę. Šiandien tos dievybės lygiai taip pat egzistuoja mūsų aplinkoje. Čia nekalbėkim, kad čia kažkoks primityvus žmonių tikėjimas tabukais. Jie ten medį išsidrožia ar akmenį išsidrožia. Lygiai tą patį kiekvienas iš mūsų išgyvenam. Ta prasme, tu ir aš mes visada būsim gundomi. Ir sako, čia ant kiekvienos kalvos, hebrajiškai sako, tu atsiguliai ir išsižergiai. Ir toks tas vaizdinys, tu esi atvira, kad tave prievartautų, kad kas tik nori gali ateiti ir tave pasimti. Ir sako, ar tai yra gražus vaizdinys? Tu tarsi palikai savo valią, tu palikai mane, sakai, Dievo aš netarnausiu, nes Dievas mane surakins, aš nenoriu jokių pančių, nieko. Ir kaip kekšė atsiguliai po medžiu. Stiprus vaizdinys, tiesa. Pamatytum tą kažkur tai gatvėj, pagarbos nekelia niekam. Niekas negalvoja pozityviai apie moterį, kuri taip atsigulusi laukia bet ko. Už pinigus tai dar pateisinu. Atsiprašau. Bet čia dar baisiau. Čia ne dėl pinigų. Čia ne dėl to, kad jai reikia išgyventi. Kartais atsiduria žmonės tokioje situacijoje, kur save pardavinėja, kad vaikus išmaitintų. Yra ir taip. Bet čia dar baisiau. Čia ne iš poreikių. Čia tiesiog visiškas nusigręžimas. Stiprus vaizdinys. Bet paskui dar keistesnis prilyginimas Dievo tautos, žiūrėkit, 23 eilutėj. Sako, kaip tu gali sakyti, aš nesu suteršta, paskui balus nelakščiau. Pažvelk į savo elgesį slėnyje, supras, ką padarei. Tu ūmi, jauna kupranugarė, lakstanti šuoliais be tikslo, laukinė asilė įjunkus į dykumą, uostydama vėją savo įkarštėje, pagauta geismo, kas gali ją sulaikyti? Visi, kas jos geidžia, be vargo ją suras, kai vaikymosi metas jai užeis. Čia Izraelis prilyginamas kupranugariui ir asilui. Asilai, kurie užėjo metas ir, žinau, kai gyvuliai, esat girdėję, kaip katinai kniaukia. Mes asilų neturim Lietuvoje. Bet kai katinai kniaukia, kada tam, nežinau, kada jie kniaukia, bet kaip šaukės, esat girdėję. Kaip vaikas verkia. Tai sako, Izraeli, tu esi kaip asilė, kuri tik tais, kas čia su manim nepasimylės, bet kas mane užtaisys? Su kuo aš galėsiu turėti sekso? Ir iki gyvulio lygio ten nėra jausmų, ten yra instinktas, ten yra išlikimas, bet Dievas paišo tokį paveikslą. Ir čia labai reikšminga, tarp kitko, jeigu mes kalbam apie žmogų, tai mes turim tokį stiprų tą seksualinį trauką. Dievas sukūrė žmogus lytinių gilių potraukių, nes nuo to priklauso mūsų išlikimas kaip žmonių.
Vyras turi kažką, ko neturi moteris, moteris turi kažką, ko neturi vyras. Ir mums reikia vienas kito, kad mes galėtumėm išgyventi, kad galėtumėm pratęsti savo giminę. Ir jis čia paišo tą vaizdinį tokį, kad net fiziškai kalbant, Izraelis nori sugulti su bet kuo. Ir problema yra ne kad nori sugulti, bet kad nori sugulti su bet kuo. Ir žinoma, čia yra apie tą santykį, apie ištikimybę. Kad tie kiti dievai negalės duoti, ko tu nori, bet Dievas tokį vaizdinį piešia. Tai reiškia, kad žmogus, kuris nesugulė su viešpačiu, turi tokį stiprų lytinį potraukį, kad dar rimčiau mūsų sielos arba dvasios potraukis kitam irgi yra toks pat stiprus, jis sulygina tą fizinį potraukį. Ir jeigu tu esi fiziškai sveikas žmogus, tu turėsi lytinį potraukį. Kiekvienas iš mūsų, Dievas taip sukūrė ir jis kaip ugnis dega. Jis yra Dievo duotas ir kai tau prasideda branda, tai yra užtaisas Dievo palaimintas, kad tu užsimtum prokreaciją, kad tu surastum kitą asmenį, su kuriuo sukurtum šeimą ir galėtum judėti toliau. Tai Dievo planas, bet lygiai taip pat dvasiniai plotmėj. Dievas nori pasakyti, mes visi turim tokią trauką su kažkuo sugulti. Ta trauka tokia gili ir ta ugnis tokia deganti mumise, mums net neina jos, mes negalim jos išsižadėti, tai yra dalis mūsų. Ir sako, tu Izraelis su bet kuo esi pasiruošęs sugulti. Tai jeigu mes nesugulam su viešpačiu, mūsų ta trauka privers sugulti mūsų kažkuo kitu. Kokie yra šiuolaikiniai dievai Vilniuje? Pasakykit man keletą. TikTokas. Ką duoda TikTokas? Pražūtį. Ne, ką patenkina, tarkim, TikTokas arba socialiniai tinklai? Rimtai pamastykim, kokį poreikį atsako socialiniai tinklai. Aš kažkada žiūrėjau dokumentinį filmą apie žmogus pasakojo, čia gal da social media, ar kaip tenais vadinasi, toks dokumentinis, ir žmogus, kuris sukūrė tą mygtuką Facebook'ui. Tai sako, mes kūrėm, galvojam, koks bus nuostabus dalykas. Mes sukursim ir žmonės bus patenkinti, jie galės sakyti, tu man patinki. Bet nežinojom visų psichologinių pasiekmių, kaip sužalos šitas ženkliukas žmonių gyvenimus. Kaip jaunimas, kuris negavęs kažkokio arba vienas surinkęs 100 arba 300, o kitas surinkęs tik 13. Kaip jie jauksis viduje, kai negaus kažko, pripažinimo, pastebėjimo, pagarbos kažkokios. Čia yra čia irgi yra tie dievai. Pripažinimas arba kodėl šiandien žmonės gali didmiesčiuose ir tokiam mieste kaip Vilniui aukoti viską, net šeimą, kad, tarkim, išgyventų, kad užsidirbtų, kad karjerą pašoktų į viršų. Dalykai, kurie patys iš savęs galbūt nėra blogi, bet jeigu žmogus aukoja kažką, aukoja Dievą, aukoja šeimą, aukoja draugus, kad turėtų pinigų, kurie suteiks jam pagarbą. Ne dėl pinigų mes dirbam, mums pagarbos reikia. Kuo daugiau uždirbi, tuo daugiau turbūt pagarbos gali gauti. Ar čia irgi tokia kaip priemonė. Arba patogumą dar nusipirki. Bet čia irgi dievai yra. Šiandien mums svarbu pamastyti, ar gyvendami tokiam mieste, kuris yra toks augantis ir veržlus, nors pasaulio kontekste labai nedidelis, bet vis tiek tie patys tokie didmiesčiai ypatumai čia veikia ir gali tu pažiūrėti, kur tavo dievai. Ar tu gali dirbti, save nuvaryti nuo kojų tam, kad išvažiuotum kažkur į labiau egzotišką šalį, paskui pailsėti nuo to, kiek dirbai, kad galėtum į brangesnę šalį nuvažiuoti, paskui kitiem parodyti. Bet
pripažinimas, garbė yra dalykai, kurie gali būti ir neblogi patys iš savęs, bet jeigu jie tampa mūsų meilužiu, mūsų pagrindiniu šaltiniu, yra rimta problema. Jie nepatenkins. Žiūrėkit, ką jis sako. Tie, kurie sako medžio gabalui, tu mano tėvas ir akmeniui, mane tu pagimdei, nugarą man atgrėžė, bet ne veidą. Tačiau bėdos ištikti jie šaukia, ateik ir gelbėk mus. Kurgi nun tavo dievai, kurių savo prisidirbai? Tegu ateina jie, ar išgelbės jie tave, kai patekai į bėdą. 28 eilutė. Ką Dievas čia sako? Jeigu tu padarysi kažką, kas yra ne Dievas, bet kūrinys savo pagrindiniu vilties šaltiniu, savo meilužiu. Net tarkim romantiniai santykiai, sutuoktinis. Yra akivaizdi Dievo dovana. Mes kalbam, kad Dievas sukūrė žmogų, lytinę būtybę, kad tu turėtum kitą asmenį, su kuriuo kuri šeimą, bet jeigu tu paversi savo santuoką esminiu dalyku ir sakai, be to aš negaliu gyventi, ar tave išgelbės sutuoktinis nuo vienatvės? Jeigu tu sudėsi savo viltis į sutuoktinį. Ar tave išgelbės pinigai nuo blogos ten sveikatos? Ar išgelbės tave tie dievai, į kuriuos tu esi sudėjęs viltis? Aš manau, šita žinutė, tokia pat mum aktuali, bet ir mes esam elgetos, kurie radom duonos ir einam į miestą ir pasakojam kitiem elgetom, kur rasti duonos. Jeigu Viešpats patapo mūsų gyvenimo didžiausią meilę, jeigu jis mums teikia mūsų tapatybei, ko reikia, kad mes gyventumėm jam atsidavę, jeigu mes tą ragausim, jeigu mes Kristų ragausim ir jis taps mūsų pagrindinė viltis, visi kiti dalykai gali būti mūsų naudojami ir mes galim džiaugtis. Bet kaip svarbu mums nepatapti kekšė po medžiu. Atsiprašau, čia šventas raštas. Čia cituoju Jeremijų ištartų žodžius, Dievo žodį. Pabaigoje jisai vėl grįžta, net tas Dievo ilgesys būti labai arti mūsų. Žiūrėkit, 32 eilutė sako, ar gali pamiršti mergaitę savo puošmenas ir nuotaką savo kaspinus. Tačiau mano tauta mane pamiršo jau kada. Ar esat matę nuotaką, kuri taip eina jau prie altoriaus, niekada į veidrodį nepažiūrėjęs? Ups, pamiršau tą, kaip tas vadinasi, nuometas. Pasidažyti pamiršau. O vargė, prašinė susišukavau, jau čia stovi. Visi svečiai, pamiršau nuometą. Ar gali tai būti? Ar gali būti, kad jauna nuotaka pamirš savo nuometą, eidama vestuvių dieną? Bet mano tauta pamiršo mane. Dievas kviečia, ragina, sako, aš ilgiuosi, tu buvai ta jauna sužadėtinė, tu buvai ta mano mylimoji. Už viso to stovi ne kažkoks Dievo kerštas, bet dieviškas pavydas, kuris nori mums duoti tą laisvę, kad mes juo pasimaitintume. Ir kodėl žvelgiam į tokias eilutes, kai kalbam apie misiją? Nes jeigu mes patys esam tie, kurie neštumėm tokią žinutę, bet esam pilni visokių dievų garbinimų ir širdim nesam ištyrę savęs, neįsileidę Dievo, mes truputį diskredituojam žinutę. O žinutė tai nuostabi. Iš tiesų žinutė yra, kad
Kristaus teisumu mes apsirengiam, mes esam jo nuotaka, mes ateinam ir esam nesmerkiami, mums atleidžiamus mūsų nuodėmės. Mes turim vieną Dievą, ne iš akmens padarytą, ne išdroštą, ne kažkokį keistuolį, kurį žmogus susigalvoja, bet Dievą, dangaus ir žemės kūrėją. Ir kai jam pavedam savo širdį, pavedam savo gyvenimą ir tiesiog juo pasitikim, jis nenuvilia. Visi kiti dievai jie neišgelbės. Pinigai neišgelbės. Aš jums, man atrodo, kažkada pasakau, mūsų kaimynas šalia mūsų gyveno Klaipėdai. Ir jis Švedijoje atostogaudamas išgyveno infarktą, atsidūrė komoj. Ir kaip tik mes buvom ten šalia. Ir aš važiavau pas juos, ten 3 valandas kelio, melstis, su žmona meldėmės, už jį meldėmės. Ir tikrai stebuklingai jis pagijo. Ir net ten 4 dienas ar kiek jis komo išbuvo. Bet jį atgaivino, jis grįžo. Lietuvoje gydytojai sakė, neįtikėtina. Net neįtikėtina, kas čia įvyko. Ir žmona man po kelių metų sako, kaip gerai, kad mano vyrui Kestas, sako, įvyko infarktas, mes Dievą radom, į bažnyčią atėjom, jie pasikrikštė, jie baigė alfa, beta, jie taip džiaugiasi. Šiandien gavau žinutę, kad jis reanimacijoje, vėžys labai greitai, kažkaip skrandžio vėžys, čia nežinau, kelių savaičių bėgi. Ir šiandien mano širdis tokia apsunkus yra, nes jie mūsų metų brangų žmonės. Ir aš galvoju, jie tikrai gražų žmonės, labai nuostabus mūsų kaimynai. Ir aš galvoju, kur viltis, vat kai gali būti, kad jo dienos suskaičiuotas iš tiesų. Per vieną nelaimę sveikatos jis pas Dievą atėjo, kita nelaimė gali jį pas Dievą nuvesti. Ir žinoma, kai mes būsim pas jį, tai prisiminsim žemę kaip blogą sapną. Šiandien jūs dabar visi tokie atrodot nuliūdę dėl to, ką pasakiau. Bet jeigu mes žinotumėm pomirtinio gyvenimo tikrovę, apie kurią Jėzus kalbėjo, mes sakytum, negaliu sulaukti. Kaip motinas Teresės paklausė kažkada, sako, ar jūs bijot mirti? Sako, mirtis tai durys, sako, aš laukiu mirties. Kas gali laukti mirties? Tas, kuris išsimylėjęs į Dievą yra, leidžia laiką su juo ir negali sulaukti, kada susitiks akis į akį. Brangieji, mes visi mirsim. Neliūdėkit. Neliūdėkit nei vienas, nes visi mirsim. Bet kai mirsim, būsim gyvi su juo. Čia mano viltis, Kristus prisikėlė ir mes būsim prikelti. Džiaukimės, nes mirsim, bet nebūsim atskirti. Wow, šiandien buvau bažnyčioje, sakė, džiaukimės, nes mirsim. O tai pasaulis mums šiandien nori pasakyti kitaip. Dirbk, linksminkis ir tu nemirsi niekad. Negalvok apie mirtį. Ei, come on, važiuojam, projektus darom, varom, ne. Geriau eiti, sako, ten į laidotuvės pasižiūrėti. Ir pagalvoti, hei, vieną dieną aš irgi mirsiu. 100% žmonių miršta. Ir tu esi vienas iš jų. Tai būtų gerai nenumirt kažkaip su daug skausmo, bet dabar net ir morfijaus duoda. Aš nebandau paversti juoku šitos, rimtos dalies, kad mes išeisim. Bet iš tiesų, mūsų žinutė, kurią mes nešam, misija, kurioje mes esam ir kurią esam pašaukti, nesusireikšminkim, mes esam jo nuosavybė, esam mylimi. Ne tavo profesija, ne tavo pareigos, ne tavo atlyginimo dydis turėtų būti tavo tapatybė. Visa tai gali pavirsti tiesiog tokiu paleistuvavimu ant kalvų. Tai mes esam pašaukti laisvai. Ir žinai, ką tai reiškia, kad kai tu būsi dabar kažkur tarp bendradarbių ir bendradarbis
tikiuosi, kad net tos paskutinės 3 minutės privertė vaiką verkti. Žinai, kai 2 metų išgirsti, kad mirsi. Ir jeigu taip galvoju, dar nespėjau pagyventi. Man, atėjau į bažnyčią dar net ne savo norą, tėvai atsivedė. Pirmą dalyką, ką išgirstu taip garsiai, kad mirsi ir tu. Bet svarbiau, kad gyvensim. Pamečiau savo mintį. Ne visiems tai būna, kad save gali išblaškyti. Būna kitus kiti išblaško, būna kiti, kurie save išblaško. Bet aš rimtai taip mąstau, kad Dievas taip mūsų išsilgęs yra. Jis taip pavydžiai geidžia mūsų dvasios, Jokūbas rašo. Jis pavydžiai geidžia mūsų dvasios to artumo, to buvimo. Ir kai mes nueisim į kažkokią erdvę, kurioje mes esam, ta mūsų misija yra pasakyti žmogui, kuris, tarkim, išgirsta žinutę, kad jo sutuoktinis galbūt neišgyvens ir puolai nevilti. Ir supranta, kad, aš įsikibęs tik į šitą gyvenimą. Kai atsidursi kažkokio aplinkoje, kur žmogus subankrutuos ir tu atėjęs sakys, ačiū Dievui, kad tu subankrutuoji, žinai, šitas Dievas negelbėja. Ta prasme, aš tau noriu pasakyti gerą žinią, kad pinigai neišgelbės. Šventam rašte pasakyti apie tai. Vat, kai bėdos ištiks, jie šauks, ateik ir gelbėk mus, pinigai gelbėkit. Ir jie neišgelbės. Mes turėsim kitą žinutę ir sakysim, palauk, neverk, viskas praeis, aš galiu tau padėti, būkim kartu. Bet yra kažkas daugiau nei pinigai, iš kurio gauni saugumą. Yra kažkas daugiau. Šitas Dievas tavęs nepamaitins. Šitas Dievas tavęs neišlaikys. Atpažįstam, ar ne, kad turime tas dievybės. Ir mūsų tapatybė gali būti tik, Kristaus pastatyta ir Kristaus palaikoma ir tame mes išgyvenam laisvę. Ir taip nori Kristus, kad kiekvienas iš mūsų ragautumėm tą laisvę. Tai kad įtampa sukyla, kažkokios bėdos ateina, priimkim patys tą kaip Dievo palaiminimą ir neišvaistykim žemumų. Mes Alfa komanda aptarimą, kai darom dabar kiekvieną savaitę, sakom, kokios buvo aukštumos, kokios buvo žemumos. Tai neišvaistykim žemumų. Kartai žemumos yra geriausia vieta. Tarp kitko, ant aukštumų beveik nieks neauga, žemumose derlingiausia žemė. Bet turiu omeny kartais, kai gyvenimas mus nuleidžia. Ir norisi, kad Kristus mus naudotų savo misiją, kai atsidursim tarp žmonių, kuriuos gyvenimas irgi taip nuleis, nes visus nuleidžia. Ir tada pasakyti, palauk, gal rasi Dievas atver žmogaus širdį, atiduoti savo gyvenimą Dievui, kuris yra kūrėjas, ne stabui, ne kažką žmonių rankom padaryta, bet ką Dievas sukūrė. Čia mūsų misija. Amen. Kviečiu mus atsistoti. Kai mes susirenkam kartu, galbūt mūsų svarbiausia ir dalis pamaldų yra, kai mes giedam, kai mes jam kalbam. Aš įsitikinęs, kai mes klausom Dievo žodžio, paskui klausom Dievo žodžio kažkokio paaiškinimo, kad šventoji dvasia mum irgi parodo kažkokius dalykus širdyje ir ta žodis jisai mus keičia, jisai mūsų koreguoja mąstymą, mes atsinaujinam. Ir kai mes ateinam pas jį maldoje ir sakom, Dieve, tu man parodai, gal aš įsikibęs į kažką esu, ko negaliu paleisti,
Gal mano karjera yra mano absoliutus dievas ir man sunku paleisti. Aš dabar visas pastangas dedu, kad užkopčiau į patį viršų. Tai va šitoj vietoje gali vykti tas brangus susitikimas su Dievu, kur tu gali jam atiduoti ir sakyti, aš per silpnas paleis, man baisu. Aš turiu kažką įsikibti ir man baisu. Tai kai mes meldžiamės, galim tiesiog paprašyti, kad Viešpats išklausytų mus. Yra situacijos, šiandien kažkaip Dievas ryte įdėjo mums čia į širdį melstis už žmonės, kai kurie patirėt galbūt smurtą namuose, smurtą psichologinį, fizinį smurtą, kur jūs nebeišeinat, jums reikia sprendimų. Mes galim atnešti ir kartu, ir tu pats gali atnešti, kad Dievas duotų tau sprendimus ten, kur išgyveni įtampą, kur išgyveni smurtą. Tai nėra silpnumas, kaip pasakyti, tai nėra, mes negalim visko išspręsti. Vaikiškas, paprastas tikėjimas Dievu yra nuostabus, kai mes maldoje tiesiog paprašom, Dieve padėk. Ir gal ne ryt, gal ne po ryt, bet gal po mėnesio, gal po 2, gal po 6, tu matysi rezultatus. Daug maldų būna atsakyta Dievo būdu. Būkime maldos žmonės, atneškim jam, atneškim poreikius. Jei kažkas turit poreikį, kuris jums per sunkus, per didelis, čia visada meldžiamės, mes po pamokslo, kažkas gali iš mūsų ateiti patarnauti, pasimelsti už tave. Gali ateiti čia į priekį ir mes pasimelsim. Taigi, dangiškas Tėve, ištirk mūsų širdis. Ištirk mūsų širdis, kad mes patys būtumėm kaip Jeremijas pasiruošę priimti tavo buvimas su mumis. Kad ne dėl savo patirties ar gebėjimo ar išminties būsim tavęs naudojami, bet dėl to, kad tu esi su mumis, dėl to, kad tu siunti. Viešpatie, tos 2 dalys, apie kurias šiandien kalbėjau, mūsų pačių širdis, kurios nuolat nori sugulti su kažkuom, atsiduoti kažkam. Viešpatie, apsaugok mus ir norim išpažinti savo kaltę, kad nebūtum kaip tavo tauta, kuri sakė, aš nesu teršta. Su manim viskas gerai. Dieve, duok malonės atgailauti, nusigręžti, kad statytume tave į pirmą vietą. Išpažink Viešpačiui. Jis yra čia savo šventąja dvasia. Jeigu jis tau parodė tavo netinkamą elgesį, tavo viltis sudėtas ne ten, išpažink tai kaip nuodėmę, pasakyk, esu suterštas ir paprašyk jo atleidimo. Nes jei išpažinsi, jis apvalys tavo sąžinę, apvalys tavo širdį ir išeisi iš čia laisvas. Išklausyk, Tėve, mūsų išpažinčių. Jūs klausėtės pamokslo įrašyto Miesto bažnyčios Vilniuje pamaldų metu. Norėdami išgirsti pamokslus iš kitų miestų, paieškos langelyje įrašykite Miesto bažnyčia Klaipėdoje arba Miesto bažnyčia Kaune. Daugiau informacijos rasite Miesto bažnyčios Facebook paskyroje arba tinklalapyje miestobažnyčia.lt.